Tai ką, 3, 2, 1 ir važiuojam. Tai labai smagu man čia būti su jumis. Ačiū Rimantui labai už suteiktą progą, grynam ore, lauke, šitoj gražioj pievai, kur vyks savo jogos užsiėmimai ir tikiuosi ateityje vyks jogos užsiėmimai, pasidalinti kai kuo, kas yra svarbu ir naudinga šiais laikais. Tai yra principai, kurie suteikia vidinę ramybę. Šventraščiuose rašoma, kad vidinė ramybė yra tai, ko visi šiame amžiuje mes siekiame, norime ir dėl to kovojame labiausiai. Išraiškos gali būti skirtingos, kažkam gal reikia ramybės šeimoje, kažkas gal iš materialių dalykų, finansinių dalykų nori gauti su tą vidinę ramybę, kitas per santykius gali ieškoti, kitas per veiklą. Ir tai visi yra keliai, tačiau ne visi gali suteikti tą vidinę ramybę. Senovės Indijos kultūros šventraščiai rašo, kad vidinė ramybė yra labiausiai siekiama šiame amžiuje. Šis amžius yra vadinamas Kali juga, tai yra kivirčių amžius. Jis yra vienas iš Maha jugos amžių, kiti yra Satya, Treta, Dvapara ir Kali, kuriame dabar esame. Ir šitas amžius pasižymė labiausiai tuo, kad žmonės yra neramus, jie ieško būdų, kaip surasti tą ramybę. Ir, kaip sakiau, yra įvairių būdų. Kai kas galbūt naudoja kvaišalus, kai kas santykius, kai kas lošimą, bet kaip ir yra daugybė būdų, mes turime laisvę pasirinkti, kokiais mes būdais galime surasti vidinę ramybę. Bet tai mums atneša taip pat ir tai, kad mes galime ir suklysti. Tai yra teisingi ir neteisingi būdai. Tai mums reikia išsiaiškinti, koks yra teisingas būdas, kuris gali suteikti tą vidinę ramybę. O vidinė ramybė yra iš tiesų tai dvasinė ramybė. Tai yra aukščiau arba giliau nei materinė ramybė. Laikinai ir trumpai mes galime nusiraminti bet kokia veikla, sužaisti kompiuterinį žaidimą kažkokį, pamiršti trumpam, kas mus slegia, bet galų gale reikėtų pasižiūrėti, koks yra viso to rezultatas. Ką tai mums atneša ta veikla, kurią atlikam. Ar mes esame laimingesni po tos veiklos, kurią užsiėmėm, kad gautume ramybę. Ar tai tiesiog atitolinam tą poreikį tolimesniam laikui. Dažniausiai būna, kad atitolinam. Todėl reikia susirasti šaltinį, kuriuo galima būtų pasikliauti. Ir dabar, kai aš papasakosiu, tai yra mano požiūris, kuris yra per šventraščius, kurias išgirdau per kitus mokytojus, per paskaitas. Tai aš esu Einius ir domiuosi joga ir rytų kultūra jau kurį laiką, tai maždaug apie 10 metų. Pasižiūrėjau, kada pirmą kartą su Rimantu susipažinau, žinutį išsiunčiau, tai 2019, nemokamą jogos užsiėmimą norėjau ateiti, čia seniausia žinutė, kokią atradau Facebook'e. Ir labai įdomu, atsimenu, pas jį lankant paskaitas, jisai paprašė, kad taip pat pasiruoštum, kažką papasakotum. Ir aš tada, man kažkaip rezonavo tokia tema, ta ramybė ir tie principai. Ir kažkaip mums reikia aptarti taip pat, šiandien bus susijusi su tema, kas yra žodis dharma. Gal ne visi žinote, bet labai gražus yra lietuviškas žodis atitikmuo, gal ne viens prie vieno tinkantis, bet labai panašus, tai darna. Tai dharma ir darna labai panašų žodžiai, tai yra kaip tėkmė, buvimas vietoje. Tai jeigu mes būtume darmoje arba darnoje, tai mes būtume savo vietoje ir galbūt nekiltų tiek neramumų. Jausumėmės ten, kur mes ir turime būti. Mes esame tokie, kokie mes ir turime būti. Bet kadangi šitas amžius yra Kali amžius, kaip minėjau, yra kivirčų ir neramumų pilnas, mes netyčia galime pasiklysti ir pasirinkti neteisingais būdais, ieškodami tos ramybės ir visai nesijausti darnoje ir darmoje. Todėl pakartosiu, ką šventraščiuose teko atrasti apie dharmą. Tai dharma būtų tas, kas mus palaiko, paremia, puoselėja, kas suteikia energijos. Dar kitaip būtų galima įsivaizduoti, kad kiekviena gyva būtybė ir ne tik gyva, ir kiekvienas daiktas turi savo dharmą.
Tai yra visuotinė santvarka. Tai pavyzdžiui, šaldytuvas. Šaldytuvas turi kažkokią paskirtį, darmą. Tai jo darma yra šaldyti. Mums reikia, kad jisai išlaikytų tai, ką sudedam jį šaltais. Jeigu jisai sugestų ir vieną dieną nustotų šaldyti, rasume šiltus produktus jame, sugedusius jau, mes kreiptumėmės, ieškotumės pagalbos, būtume neramus. Ieškotume, kur gauti pagalbos, kad sutvarkytų mums šitą šaldytuvą. Įdėtume pastangų, pinigų ir mes ją gautume. Dėl to, kad darma yra paremiama, yra toks visatinis dėsnis. Jeigu kažkas išklydo iš darmos, visada yra kelias sugrįžti atgal į darmą. Ir mes surasime kažkokius meistrus, remontininkus, kurie už mūsų uždirbtus pinigus mūsų sutvarkys tą šaldytuvą arba tiesiog pakeistume šaldytuvą. Ir toliau turėtume tą tokį daiktą, kuris funkcionuoja ir atlieka savo darbą mūsų gyvenime. Taip pat ir mes ir žmonės turime savo darbą. Tai šiek tiek apie tą darbą papasakau, bet dabar įsivaizduokite senovės Indijos šventraščiuose darbą ne kaip kažkokią abstrakčią idėją, bet kaip jautį, kuris tvirtai stovi ant 4 kojų. Tai senovės Indijos kultūroje ta jautis simbolizuoja darbą. O kojos tai yra gailestingumas, savitvarda, teisingumas ir tyrumas. Šias 4 savybės. Tai pačioje pradžioje, kaip minėjau, pirmasis amžius laikomas yra Satya juga, tai yra tiesos amžius, tai darmos jautis stovėjo ant 4 kojų. Tačiau laikas bėga ir amžiai keičiasi ir dabartinėme Kali amžiuje tas jautis stovi ant 1 kojos, drebančios kojos. Tai parašyta šventraščiuose. Ir klausimas, kas atsitiko, kodėl jautis stovi tik tai ant 1 drebančios kojos. Ogi tai, kad ydos jos plečiasi. Pirmasis amžius, tai Satya jugoje, yra dorybės amžius, kur viskas yra teisinga. Bet kitas amžius, kuris ateina, jame jau šiek tiek mažiau tos dorybės. Jau jame daugiau nedorų dalykų. Tai netgi sako 3/4, kaip ir jautis. Jau dabar stoja tik ant 3 kojų vietoj 4. Paskui dvaparoj ant 2 kojų ir Kalyje, kaip sakiau, ant 1 kojos. Tai nedorybės, melas, egoizmas, visos neigiamos savybės, jos mažina darmos kojas. Ir dėl to mes jaučiamės ne vietoje, ne su darma. Taigi, tam, kad to išvengti, yra šventraščiai iš senovės Indijos civilizacijos, kuri yra viena iš seniausių civilizacijų pasaulyje. Ir kad suprasti tos šventraščius, jie yra ne šiaip kokie šventraščiai, kaip pas mus įprasta yra, kad užrašyti kažkokio žmogaus ir galima atsekti autorių, bet jie buvo parašyti dar prieš prašant jos, jie buvo perduoti iš lūpų į ausį. Ir tai buvo 1000 metų turbūt praėję, kol jie buvo pagaliau užrašyti. Ir užrašyti ne vieno autoriaus, bet vienas autorius juos surinko ir suskirstė į 4 dalis. Ir jas pavadino, tai yra Vedos, kuriamis yra grindžiama moralinis ir filosofinis senovės Indijos kultūros pagrindas, kurio ir vadovaujasi tam, kad būtų žmonės darmoje, kad galėtų pasiekti darmą, kad jaustųsi vietoje ir atliktų tinkamas pareigas ir kad nekiltų jokių neramumų. Ir netgi šventraščiuose Bhagavatoj Puranui rašoma, kad vienintelis būdas civilizacijai tai išsigelbėti, tai atstatyti darmos jautį. Tai būtent laikantis asmeninių dorybės kodekso. Tai dabar apie tą kodeksą pakalbėsim. Iš kur tas kodeksas ir kas jį sudaro. Tai norėjau pasidalinti apie tai, kad
Tai apie 4 tada principus taip ir prieisime. Tai tas kodeksas susidaro iš 4 pagrindinių principų, kurios galima atrasti šventraščiuose ir kad tie principai nėra tam, kad apriboti kažką tai nuo kažkokios veiklos, bet jie labiau tam, kad išsaugoti tas gerasias darbo savybės, kaip gailestingumas, savitvarda, tyrumas ir teisingumas. Tai pirmasis principas būtų mėsos nevartojimas. Tai įskaitant ir kiaušinių, ir žuvies. Nežinau, ar daug kas supranta, kad žuvis irgi mėsos dalis ar ne. Man buvo tokia įdomi istorija neseniai. Prieš metus kažkur teko dalyvauti ekskursijai su universiteto profesorium, kuris vedė tokią ekskursiją, pasakojo viską ir mes kažkaip sustojom papietauti ir jisai pradėjo siūlyti sumuštinius ir aš jums sakau, kad mėsos nevalgau, ačiū ne, sako, čia ne mėsa, čia lašiša, čia viskas gerai. Ir man tai buvo biškai įdomu jam paaiškinti, kad žuvis irgi yra mėsos dalis. Ir aš kiek buvau nustebęs, sutrikęs, kad kai kurie žmonės galvoja, kad žuvis nėra mėsa. Bet akivaizdžiai yra, bet šventraščiuose irgi būna išskiria, kad žuvis taip pat mėsos dalis. Tai reiškia, kad šitas klausimas iš tiesų atsiranda žmonėm. O kodėl mėsos nereikia valgyti? O dėl to, kad tai yra, kad tam, kad būtum laisvas nuo mėsos ir augintum gailestingumą. Nes kad valgyti mėsą, reiškia, turi būti smurtas, turi būti žudomas, turi būti nužudyta gyva būtybė. Žinoma, galite pasakyti kažką toliau, kad bet kokiu atveju augalas irgi yra gyvas, bet šventraščiuose parašyta apie tai, kad augalas jisai neturi tokios išvystytos skausmo sensorikos. Ir dėl to, jeigu mes galime, mes turėtume rinktis jį. Nes šventraščiuose aprašyta, kad tiesiog toks yra dėsnis, kad gyva būtybė egzistuotų, mes turime minti kitą gyvą būtybę. Jau nuo čia nepabėgsime, bet mes galime rinktis ir galime rinktis augalus. Ir man šitas dėsnis labai įdomus, šiaip apskritai visi įdomus dėsniai ir aš labai dėkingas už galimybę pasakoti apie tai, nes aš pagalvojau, kad aš su visais šitais esu susidūręs. Daug metų esu buvęs vegetaras ir veganas, bet paskutiniu metu perėjau vegetarizmą, nes kartais tenka vartoti pieno produktus. Tai man šita tema atrodo, kad labai tema ir netgi vakarų civilizacijai dabar yra labai populiari tema. Neseniai teko lankytis Vokietijoje mėnesį ir ten labai daug buvo vietų, kur buvo galima valgyti vegetariškai. Ir žmonės supranta iš esmės, kad vartodami mėsą mes auginame tą smurtą. Tai reiškia, neauginame darmos principo gailestingumo, kuris reikalingas jaučiai. Ta koja yra reikalinga. Ir apskritai galima daugiau pasikalbėti šią temą, nes man anksčiau patikdavo kalbėtis, kad jinai iš esmės vakarų pasaulyje žiūrima iš 3 pozicijų. Tai moralinės, tiesiog negerai žudyti gyvūnus, nes gyvūnai kenčia, jie nori pabėgti nuo skausmo. Ir apskritai dar įdomus dalykas, kažkada domėjausi veganizmu daugiau ir ten buvo labai įstrigusi man mintis, kad kiekviena gyva būtybė prieš mirtį, jinai pradžiai prieš skausmą, jinai bėga nuo skausmo, bet jinai, kai nebegali pabėgti, jinai kovoja prieš tą, kas skausmą kelia. Ir kai jinai jau nebegali kovoti, jinai prašo užuojautos, gailesčio, gailestingumo. Tai man taip užstrigo, kad kiekvienas tas mėsos gabalas ar kąsnis, jis iš tiesų yra neparodytas gailestingumas gyvai būtybei, kuri jaučia skausmą. Tai tas užstrigęs momentas, nežinau, ar įkvepia ką nors, bet man atrodo, kad verta taip ir labai susiję su ta darmos jaučiu, kad gailestingumas reikalingas visuomeniai ir civilizacijai išsigelbėti. O kitas aspektas, kodėl vakarų pasaulyje yra nevalgoma mėsa, yra taip pat, angliškas žodis yra sustainability, tai tvarumas turbūt lietuviškai. Tai dėl to, kad jis nėra efektyvus, kad užauginti kilogramui baltymų reikalinga labai daug žemės, augalų, vandens ir tai nėra praktiška, kad tą patį ar daug daugiau didesnį kiekį baltymų būtų galima gauti iš augalų, tiesiog tiesiogiai.
auginant augalus ir iš jų gaunant baltymus. O trečias kriterijus, kodėl vakarų pasaulyje, pavyzdžiui, nevartojame mėsos, tai yra sveikata taip pat, nes perdirbta mėsa laikoma negera, jinai kancerogeninė, sukelianti įvairias ligas, dėl to nerekomenduojama, o išsamiausias mokslas apie vegetarinę mitybą, tai angliškai China study, tai nežinau, lietuviškai kinų studija, kinų mokslas, tai rekomenduoja, kad vegetarinė ir netgi veganinė mityba yra pilnavertė visais gyvenimo etapais, su sąlyga, kad jinai yra pilnavertiška, kad reiškia, nevalgai vien žolę, kad valgai skirtingus baltymus, angliavandenius, riebalus ir panašiai. Tai tuomet jinai visiškai gerai yra. Tai netgi vakarų pasaulis šiais laikais yra gana populiarėjantis dalykas, bet vis dėlto tai mes kalbam apie 10% populiacijos, kad iš viso pasaulio tik 10% yra vegetarai, 90% valgo mėsą ir tai vėl susijęs su tvarumu, kad tiesiog pasaulyje nebebus galimybės tiek daug valgyti mėsos, nes daugėja mėsėdžių, kiek ir daugėja vegetarų, bet mėsėdžių jau 9 kart daugiau ir jų proporciškai daugėja visą laiką. Tai nėra tvaru ir tiek šiais laikais labai sunku, dėl to jinai ir brangsta ir šiaip gal netgi pozityvus dalykas šiam kalį amžiuje, nors ir kalį amžius yra neigiamas amžius dėl kvirčio ir panašiai, karų, bet vakarų pasaulyje su mėsa atrodo, kad situacija taisėsi, o Vokietijoje būdamas netgi sužinojau, kad tenais valstybė politikams apmoka tik tai vegetariškus pietus. Jeigu jie nori valgyti mėsą, jie turi iš savo lėšų pirkti. Tai netgi tokia pozicija yra iš vakarų pusės. Tai grįžtu atgal, kad čia kalbėjom apie tą pirmą principą susijusi su dharma, dharmos jaučio koja, kuri reikalinga tai dvasiniai ramybė ateiti. Tai antroji koja yra neteisėti lytiniai santykiai. Tai neteisėti, tai aš biškai perfrazuosiu, gal neatsakingi, tai atleiskite, kažkas ten pažodžiui žiūri, bet aš tiesiog pasakysiu neatsakingi, tai reiškia, kad nesantuokoje arba tiesiog tam, kad patenkinti jusles. Nes juslių tenkinimas yra programavimas savęs, bet tu nepatenkinti savo juslių, nes šventraščiai pamini, kad tu nori, kaip aš pradžioj minėjau, kad šiame amžiuje visi žmonės ieško dvasinės ramybės, o mes bandom materialiai per jusles patenkinti, mes nebūsim nuo to patenkinti, mes tik laikinai atstumsim, atitolinsim tą siekį dvasinės ramybės, bet galų gale mes neišspręsim to poreikio ir vis tiek sugrįšime į tai. Tai plus, nepatenkinti poreikiai veda į pyktį. Tai atkreipkite dėmesį, kad yra daug žmonių piktų ir čia reiškia, kad jie tiesiog nerado kelio į tą dvasinę ramybę. Galite pasikalbėti su jais dažnai, kad galbūt jie nesidomi tuo, ar neturėjo laiko, neskyrė dėmesio, galbūt kaip mes neateidavo, nesusirinkdavo ir nekalbėdavo tokiamis temomis ir nepraktikuodavo, o bandydavo vis gauti tą pasitenkinimą iš juslinių malonumų, kaip lytiniai santykiai ir tai nepatenkintis santykiai veda į pyktį. Ir šita tema irgi man aktualu, kaip sakiau, visos temos labai aktualios ir atrodo pergyventos, aš nežinau, ar čia visiems taip pat gyvenimo patirtis visų skirtinga, bet aš pagalvoju, kad ir man, ir tas lytiniai santykiai nebūtinai gali būti, kad su kitu žmogum. Pavyzdžiui, aš pagalvojau pornografiją, ar ne, pornografinis žiūrėjimas. Tai čia didelis dalykas internete, ten iš, man atrodo, 10 populiariausių puslapių gal 2 pornografiniai. Aš 20, tai tikrai, gal 3 pornografiniai ir čia labai didelė auditorija žmonių, kurie naudojasi. Tai čia tas pats tenkinimasis, juslių tenkinimasis, kuris irgi veda į pyktį ir šiaip blokuoja tavo sąmonę tokia, dėl to, kad tai gali pakenkti, netgi negali, bet netgi įrodyta, kad tai kenkia santykių kūrimui, nes tu neturi tos sąmonės kurti ir priimti žmogui. Tu vis galvoji apie tai, kaip tau pasitenkinti iš to žmogaus,
kas nėra malonu, joks žmogus nenori būti pasitenkinimo objektas, tiesiog, kad tavim pasinaudotų ir viskas, ir viso. Tai ir šitas dalykas yra labai svarbus ir man atrodo, man asmeniškai tai gal labai sunkus buvo. Ir gyvenimo etapais kažkaip visą laiką būdavo, kad sugrįždavai, pamišdavai, atrodo išspręsdavai, bet ir vėl sugrįžti. Į tai ir sunku išsivaduoti būdavo. Ir kažkaip paskutiniu metu labai padėjo suvokimas, kad visa tai yra tiesiog noras patenkinti vidinę ramybę gauti ir kad tai netinka. Ir kad kiekvieną kartą, kai iškyla kažkas toksai, aš pasižiūriu, ar aš nejaučiu streso. Ir tuomet, kai pasižiūriu, atvirai pasižiūriu, kad man kyla kažkokia aistra ar dar kažkas, ar čia nėra stresas tiesiog. Taip ir yra. Nes kas yra lytiniai santykiai, žmonių noras, kodėl nori lytiškai santykiauti? Jie nori sumažinti įtampą. Nes iš tiesų sumažina momentaliai įtampą. Tiesiog santykiaujant dingsta įtampa, bet jinai laikinai tik tai dingsta. Taip pat kaip ir galima galvoti apie kvaišalus. Sportuojant kvaišalus irgi gali euforiją panirti, bet jinai laikina problema, kad tu nusileisi ir dar net krisi žemiau. Ir kritęs žemiau, tu galbūt vėl to paties nori ir būsi tam pačiam cikle. Iš naujo ir per naujo tą patį darydamas ir aukodamas savo gyvenimą, savo galimybę, savo dar kažkas, santykius su kitais žmonėm, vien tenkintis. Tai, kaip sakau, aš vėl kalbu per save, aš tikrai niekam čia neskiriu, asmeniškai nežinau jūsų situacijų ir panašiai, bet aš pasinaudoju platformą tokia savirealizacijai. Aš labai džiaugiuosi šią suteiktą progą ir sakau, visos šios temos labai man aktualios, atrodo, labai įdomios. O jos aprašytos šventraščiuose yra, indiškuose? Indiškuose? Apie tai galima rasti, ta prasme? Taip, indiškuose šventraščiuose galima apie tai rasti, kad išvis tas seksualinis poreikis, jis yra natūralus. Jis yra natūralus dalykas, kas reikalingas žmonėms, tikrai. Bet jisai turėtų būti apribojimas. Turėtų būti jisai tarp jau vedybose ir vaikų kvietimui į šeimą. Kai jau nori prisikviesti vaikų, tada užsiemi to. O ne, tai aš ir vadinu atsakingų lytinių santykių, kai jau pagalvotai ir sąmoningai tai darai. O kai tiesiog nori patenkinti jusles, tai visai netinkamas metodas tai atlikti. Tai plus, neseniai kalbėjau su vienu žmogum šventykloje, šventyklėje tokia Vilniuje esančioje ir jisai išmintingas žmogus, apie jo kalbėjimus labai tokią metaforą gerą pasakė, kad tas norėjimas lytiškai pasitenkinti yra kaip, kai nori į tualetą ir laikai. Neini, bet laikai ir paskui galiausiai nueini ir jauti malonumą. Tai sako, va čia tai ir yra, sako. Žmogus jau amžiuje, jis jau daug vaikų turi užauginęs. Ir sako, kad va čia tai ir yra esmė, sako, lytinio pasitenkinimo. Tu tiesiog save kankini. Laikai ir paskui jauti iš to malonumo. Savitvarda, darmos jaučio koja būtų savitvarda tada šitas dalykas. Tai laisvė nuo neatsakingų lytinių santykių būtų vystoma savitvarda, arba kitaip dar vadinama askezė, savireguliacija ir yra labai reikalinga civilizacijai savybė, kad jautis stovėtų ant 4 tvirtų kojų, tai prisiminkit savitvardą reikalingą ir pravers tikrai. O toliau galima, tada biškį užsiminiau apie kvaišalus. Tai kvaišalų nevartojimas. Tai čia yra susiję su tyrumu. Tai aš kaip įsivaizduoju, čia yra sąmonės tyrumas. Jeigu mes vartojame kvaišalus, alkoholį, tabaką, narkotikus, ar netgi skaitant šventraščiuose minimą kavą, žalia ir juoda arbata, tai mes paveikėme savo sąmonę. Galima būtų pagalvoti, kad mes bet kokiais dalykais veikiame savo sąmonę, bet su šitais dalykais ypatingai. Mes prarandame savo tyrumą ir mes tada jau nebegalime dorybingai gyventi, nes jeigu mes esame paveikti, mes galime daryti klaidas. Mes ir taip esame netobuli. Mūsų ir atmintis prastai, regėjimas silpsta, klausa blogėja,
o jeigu mes dar turime įpročius vartoti kvaišalus, tai mes dar daugiau galime pasilysti ir daug ilgiau galime užtrukti, kol tai pastebėsime, kad esame pasilydę. Pavyzdžiui, iš mano asmeninės patirties sunkiausia buvo liautis rūkyti, mesti rūkyti. Čia buvo pats sunkiausias dalykas ir jis labai įdomus, nes aš niekad net nelaikiau savęs rūkančio. Tiesiog visą laiką atrodo, tas cigaretės buvo prie manęs ir tik dėl kompanijos rūkai. Tai kiek laiko užtruko, kol vien priėmiau tai, kad aš rūkau. Tai kas padėjo mesti rūkyti, tai sąmoningumas, pirmas suvokimas, kad rūkau, o antras dalykas suvokimas, kad negaliu liautis, nes jeigu užsibrėžiu ten šią savaitę nerūkysiu, žiūriu, nepavyksta, viskas nepavyksta, arba nerūkysiu mėnesį, žiūriu, nepavyksta. Tai tada pradėjau ieškoti pagalbos ir radau knygą, lengvas būdas mesti rūkyti, atsimenu. Ten pirmam skyriuje labiausiai pasako, jūs galite rūkyti, bet jūs rūkykite tik tada, jeigu nerūkysite 30 dienų, kad tada galėtumėt sąmoningai nuspręsti, kad norite rūkyti. Nes cigaretės ir kiti kvaišalai jie yra taip padaryti, kad jie paveikia tavo sąmonę, tu nebesi tyras. Tau atrodo, kad tu nori mesti juos, bet prasideda athodai ir tada vėl pradedi vartoti tos kvaišalus. Tai darmos jaučiui reikalingas tyrumo koja, svarbus dalykas išlaikyti. Ir ketvirtoji koja yra susijusi su laisvė nuo azartinių lošimų. Tai taip mes ugdome teisingumo savybę. Ir man taip pat aktuali tema, kadangi aš ir užsimėdavau azartiniais lošimais. Tai azartiniai lošimai, tai ketvirtoji darmos jaučios koja susijusi su teisingumu. Jeigu mes užsiėmam azartiniais lošimais, mes labai rizikuojame nebūti teisingais, būti priklausomais. Ir netgi yra istorija šventraščiuose, kaip ten valdovas, kuris pralošė savo brolius, pralošė savo žmoną, savo karalystę, viską pralošė. Ir tik todėl, kad jisai užsiminėjo azartiniais lošimais, dėl to, kad jisai negalėjo būti teisingas. Jisai suvokė, kad jisai daro klaidą, bet jisai nesuvokė, negalėjo atsitraukti nuo savo klaidos ir turėjo būti ir elgėsi neteisingai, nors jisai buvo pats teisingiausias žmogus toje karalystėje, bet darė klaidas dėl to, kad buvo priklausomas nuo lošimų ir pralošė, iš esmės pralošė netgi savo teisingumą. Tai šventraščiuose patiriama, kad reikia ugdyti laisvę nuo azartinių lošimų, kad būtų galima pelnyti rezultatą ne per šansą, o per nuoširdų darbo pastangas, nuoširdaus darbo pastangas. Tai mes taip galėtume pelnyti savo duoną ir statyti savo gyvenimą. Tai 4 darmos jaučio kojos, pakartosiu, gailestingumas, tai atsisakė laisvę nuo mėsos, kiaušinių ir žuvies, tada savitvarda, laisvę nuo neatsakingų lytinių santykių, tada tyrumas, laisvę nuo kvaišalų ir teisingumas, laisvę nuo azartinių lošimų. Šitos 4 darmos jaučio kojos, jos padės atrasti darmą ir įgyti dvasinę ramybę. Žinoma, iš mano patirties tai nėra taip, kad tik tai jas įvaldai 100%, nes tada iškyla kitas klausimas. Kai tik tai suvoki apie jas, gali pradėti statyti save, pradėti galvoti, o kas mano gyvenime gali būti susijusi su šia koja. Nes pavyzdžiui, aš kaip ir pirmo požiūriu galėčiau sakyti, aš galbūt visas jau valdžiau, jau pas mane gyvenime viskas tvarkoja, visos kojas tvarkoja, bet tada pradedu galvoti, skrolinimas, pavyzdžiui, o kas skrolimas ir ką aš ten darau, skrolinimas kompiuterį ir tada galvoju, čiagi azartinis lošimas kažkoks. Aš skrolinu ir gaunu kažką tai ir lošiu visą laiką. Ir galvoju, kad kažką fainą išlošiu tenais. Ir tada suvokiu, kad, ne viskas tvarkoje, kad čia yra gylis tame. Čia pradžioj tik tai suvokiu tą pagrindą, tokį skeletą, o tada pradedi pritaikyti savo gyvenimą, kas ir kas tai yra, tai įkvepia.
Tai įkvepia, o kodėl tai įkvepia? Nes, kaip sakiau, tai yra darmos dalis. Darma yra tai, kas mus puoselėja, paremia, įkvepia, mus veža. Kaip sakiau, kai šaldytuvas sugenda, mes surasime tą meistą, surasim pinigų, nes tai mums svarbu ir mums reikalinga. Taip pat ir pas mus bus. Jeigu mes gyvensime pagal darbą, jeigu mes iškritę iš darmos, greit surasime būdų sugrįžti į tai. O žmonės yra linkę pulti. Mes esame linkusios pulti, mes negalim nepažaboti savęs. Tas pažabojimas turėtų būti informuojamas, kaip mes saugomės. Mes gauname laisvę, bet su tą laisvę mes gauname ir galimybę suklysti. Bet suklydę mes galime pasitaisyti. Mes galime pradėti iš naujo, kiekvieną dieną pradėti nuo naujo. Net, pavyzdžiui, sako, Amerikos civilizacija yra pastatyta ant pradėk šiandien iš naujo. Jie labai mėgsta psichologiją, nes ten labai sako, šiandien nauja diena, nauja pradžia, kas buvo vakar, ten netgi gerai, net ir blogai yra, nes ten taip kategoriškai nueina, kad ten daug tokių psichopatų, visokių maniakų, kurie, kad pradėti iš naujo viską sudegina, viską nužudo ir pradeda iš naujo kitą dieną. Bet toks momentas yra, kad yra galimybė ir mes esame linkę kaip žmonės suklysti. Ir mums reikia prisižiūrėti sąmoningai, daryti dalykus, kurių rezultatai atneša į mūsų gyvenimą sąmonę. Tai mums suteiks gyvastingumo ir padės gyvenime. Tai taip pat dar apie tą temą galima užsiminti, pakalbėti netgi, kad mes kaip žmonės, mes esame patys, mes nesame šaltinis visko. Mes nesukūrėm čia nieko. Mes galim kažką panaudoti, manipuliuoti, kažką tai ten pasistatyti namą, kažkokį išplytus, jos sustum, bet mes tų akmenų nesukūrėm, mes to laiko nesukūrėm, mes nieko nepadarėm, mūsų kažkas sukūrė, mes esam kažkieno, mes nežinau, kaip jūs norit galite įvardinti, ten kiekvienas gali savaip, bet aš pasakysiu šaltinis, egzistuoja šaltinis, iš kurio mes atėjom. Ir šventraščiuose vienam šventraščiui, kur skaičiau, labai gražiai buvo aprašyta apie tą šaltinį, iš ko mes atėjom, tai jis buvo pavadintas laužu, tiesiog kaip laužo ugnis, degantis laužas, o mes esam kibirkštis. Ir mes esam tos kibirkštis, kaip jūs įsivaizduojat, nuo laužo yra, kur pakyla virš laužo ir skrajoja ore ir leidžiasi. Ir mes esame, kibirkštis yra vis tiek laužo dalis, šaltinio. Jinai kokybė nesiskiria netgi nuo laužo, nes ir laužas karštas, ir ta kibirkštis karšta, jinai nudegins, apdegins mus, bet skiriasi kiekybė, šaltinėje ten daug yra, o kibirkštis, jinai nėra kiekybės tenais. Nusileidus kibirkštis ant šlapios žemės ar vandens, jinai iš karto užges. Jeigu nusileis ant pusiau sausos žolės, jinai dar išlaikys tą šilumą ir karštį kažkiek, paskui užges. O jeigu jinai nusileis ant sausos žolės, labai sausos žolės, tai ta kibirkštis pavirs liepsna ir vėl sugrįš atgal į laužą. Taip ir mes kaip kibirkštis turėtume pasiieškoti tokios veiklos, kuri padėtų mums atrasti tą sausą žolę. Mes galime paruošti tą aplinką, kad jinai būtų sausa ir mes atgal galėtume sugrįžti į šaltinį. Ir šventraščiuose apie tai minima, apie ten yra tokias gunos, jos vadinasi, tai energijos. Ir tos energijos yra 3, kurios veikia mūsų materialų pasaulį. Tai yra lietuviškai tai neišmanimo, aistros ir dorybės energijos. Ir visos jos 3 yra energijos ir jos pinasi tarpusavy ir kiekviena veikla, ką mes darom, ar manipuliuojam materialų pasaulį, ar sprendžiam kažką, ar mintis kažkokios ateina, yra susijęs su šiom 3 energijom. Ir ką mes galime žinoti, kokioj mes energijai esame, mes galime atsirinkti veiklas ir laikus. Ir pavyzdžiui, dar yra hierarchija šitų energijų. Tai pati žemiausia energijos lygis yra neišmanimo, arba sanskritų tamas. Tai jinai yra susijęs su apatija, neveiklumu, nenoru, kažkokiu tokiu nepalaikymu, tokia būsena, tai jinai laikoma pati žemiausia. Tada virš jos yra aistros energija.
aistros radžas energija. Tai radžas tai su veiklumu, kažkokio siekimo, bet tokio, kad bet kokią kainą tokį noriu pasiekti, noriu pasitenkinti, noriu tas, tai jinai savaime nėra teigiama savybė, bet palyginus su neišmanimu jinai yra teigiama. Tai netgi įdomu, kad būnant neišmanimo energija, tai tau netgi gali būti palanku pereiti į aistros energiją, kuomet tu tiesiog ieškosi pasitenkinimo ir taip toliau. O virš aistros energijos tai yra dorybės energija. Tai jinai yra jau siekiamybė, jau aistros energija, jau žmogus gali norėti būti dorybėje. Tai jeigu tamas, manau, taip gaunasi, kad neišmanimo energijai būnantis žmogus, jisai gali būti visai netraukti jo dorybės energiją, kažkokią bažnyčią, paskaitos, kažkas tokio, nes tiesiog neveiklus, jam neįdomu. Jam gali tiesiog būti įdomiau užsiimti kažkokią veiklą, sportų, dar kažkas, kad pakelti tą aistrą, tą energiją. O aistros energija žmogus gali būti, kad jis ten sukasi daug laiko ir jisai perdega ir jis jau supranta, kad neišmanime blogai, bet aistroje irgi nepasitenkinė. Tai jam reikia tada į tos dorybės energijas, tada jam gali būti įdomiau ateiti į tokias paskaitas, užsiminėti jogą, klausytis paskaitų, lankyti šventose vietose. Jam gali atsirasti tas skonis. Ir mes, norėdami padaryti kaip kibirkštis nuo laužo, norėdami pasidaryti tą sausą žolę, kad mūsų veikla duotų mums tą liepsną, užsidegtų tą sausą dirvą, tai mums reikėtų stengtis paversti veiklą, kurią darom, kad būtų dorybingumo energijai. Reiktų tada, bet kaip sakiau, labai įdomu, kad jeigu esi tamose, tai gali būti sudėtinga iš karto peršokti dorybingumą, bet turbūt įmanoma. Tai, o šitos energijos trys persipilna visame kame materialiame pasaulyje, net maiste, kurį valgom, kurį nevalgom, laiko, pavyzdžiui, dienos režimas labai įdomus. Tai, pavyzdžiui, neišmanimo arba neišmanimo laikas būtų nuo 18 valandos iki vidurnakčio. Čia toks neišmanimo laikas. O kada žmonės dažniausiai veikia kažką, aš nežinau, bent jau anksčiau kažkur eidavau, būtent per tokiu metu. Po darbo kažkur tai lėkdavom kažkokius bendrauti, kažkokį su žmonėm, kažkur ten biliardą žaisti ar dar kažką. Tai tokiu metu varydavom, bet čia yra toks nepalankus metas labai. O dorybės laikas yra nuo vidurnakčio iki 8 ryto. Kodėl šventieji keliasi anksti ryte? Girdėti, kad jie ten keliasi 2 ryto, 3 ryto meldžiasi. Bet taip yra ir ortodoksų, ir krikščioniai, ir hinduistų. Labai mažai miegodavo, kad jie galėtų užsiminėti maldomis, mantromis, daryti aukojimo ceremonijas ir palankiu metu. Ir man visą laiką patikdavo ryte atsikėlus pamatyti, kad tikrai viskas daug ramiau, daug palankiau iš ryto iki 8 ryto, kai visi pabunda, visas miestas tada. Aišku, dabar viskas keičiasi, dabar žmonės anksčiau darbą važiuoja, biškai anksčiau viskas skuba, bet iš esmės čia toksai vis tiek. Ir tada aistros energija jau tokia, kaip žmonės ant viso gazo varo, tai kaip ir pastebėsit jau nuo 8 ryto iki 4. Iš 16 valandos, 8 valandos, tai tada visas gazas vyksta. Tai mes galime irgi pasirinkti atitinkamą laiką, kada mes norime kažką daryti, tenais pasižiūrėti. Jeigu norime užsiminėti kažkokią veiklą, tai geriau užsiminėti tam tikrų, pavyzdžiui, dorybės laikų, iki 8 ryto, pavyzdžiui, arba bent jau aistros laikų nuo 8 ryto iki 4 vakaro. Tada galima atlikti, o miegot geriau eiti anksčiau, geriau anksčiau keltis, nes neišmanimo laiku ten nelabai kažką gero gali padaryti, nepalankus metas, tiesiog nebus galbūt teigiamas rezultatas. Ta, kaip sakiau, sausa žolė, kurią mes norime, kad galėtų užsiliepsnoti viskas, jinai bus tokia drėgna, į vandenį panašesnė, bus kibirkščiai sunkiau užsidegti. Tai toks metas yra. Taip pat ir su maisto produktais yra irgi tas pats, kad yra produktų, kurie yra palankus ir nepalankus, kurie sukelia aistrą. Pavyzdžiui, česnakas ir svogūnas tai laikomi nepalankiais produktais, netgi sakiau,
kalbėjau su vienu žmogumi, jisai man taip pat patvirtino, kad šventraščiuose rašo, kad česnakas, svogūnas irgi turėtų būti nevalgomi, jie tik vartojami kaip vaistas, nes jie turi didelį poveikį ir, pavyzdžiui, svogūnas tai tikrai jisai keliantis aistrais, toks radžis aistringas produktas, labai Prancūzijos virtuvėje populiarus dažnas dalykas. Kodėl aš apie tai minėjau? Todėl, kad būtų galima pasiruošti save, kad, pavyzdžiui, sunku kontroliuoti, kaip pereiti į kitą būseną, bet galite pastebėti, kaip jūs jaučiatės ir pasižiūrėti, o ką jūs darėt, kelintą valandą miegot nuėjot, ką naktį valgėt, ar, pavyzdžiui, per neišmanimo laiką valgėt kažką, ar palanku valgyti neišmanimo, ne, visai nepalanku, ten naktį prieš miegant ar miegant valgyti nėra tinkamas dalykas, dėl to ir rezultatas bus toks nelabai tinkamas. Tai va, čia pasidalinau, bet tema buvo apie 4 principus į dvasinę ramybę. Tai kaip sakiau, tai susiję su darmos jaučiu, tokia alegorija, nes senovės Indijoje viskas buvo perdodama iš lūpų į ausis. Tai buvo labai daug alegorijų, pavyzdžių, kad būtų galima prisiminti. Tai jūs galite prisiminti tą darmos jautį ant 4 kojų. Tai tie 4 principai yra gailestingumas, teisingumas, tyrumas ir savitvarda. Ir tai susiję su 4 praktiniais dalykais, ko laikosi žmonės, kurie praktikuoja jogą. Tai joga ryšys su Dievu, tai praktikuoja laisvę nuo lytinių santykių, neleistinų lytinių santykių, nuo mėsos ir kiaušinių ir žuvies valgymo, nuo azartinių žaidimų, lošimų ir nuo kvaišalų vartojimo. Tai čia yra dažnai sutinkama ir jūs galite pamatyti. Aš kartais esu kelis kartus lankęsis Indijoje ir ten važiuoju į tokias vietas, kur dar senoji Indijos kultūra yra praktikuojama ir labai būna malonu nuvažiuoti ten, kur minimaliai, praktiškai nesimato, kad žmonės praktikuotų šias veiklas ir stengiasi laikytis toliau, ten nei kvašalų vartoja, nei mėsos nepamatysi, nors Indija nėra tokia, kad jinai visa tokia, tenais tik tai maža dalis Indijos. Dabartinė Indija jinai yra labai suvakarietiškėjus ir ten mėsos eksportas ir karvė ir jautis Indijai šventa gyvybė, bet Indija eksportuoja daugiausiai jautienos pasaulyje, tai čia tokias nesąmonės čia tik parodo, kad suvakarietiškėjus Indija ir ne visur taip yra, bet labai skiriasi. Kai nuvažiuoji kur nors, kur žmonės vartoja alkoholį, jie tokie aptemę, tokie jau nebetyri, nebešvelnus tokie. Ir nuvažiuoji ten, kur žmonės nevartoja, tai natūraliai tokie šilti, malonus ir nors jų nepažįsti, nors jie gal tau ir neatrodo labai patrauklus, bet kažkaip jauti kažkokį gerą energiją iš jų. Jauti, kad ten viskas gerai su jais, jeigu ką, gal nesuprasi jų, bet visai malonus žmonės. O ten buvau ir Indijoje, kur jie vartoja alkoholį, tai mačiau tokie aptemę, pajuodę, slapta, perka, labai nemalonis jausmas. Ir turbūt kiekvienas galima prisiminti ten savo paties patirtis su tuo ir nežinau, man tai irgi toks nemalonus, toks slapikavimo, toks tikrai nedoras. Ir šitas dalykas yra kiekviename mūsų, kad mes turime tokį kompasą, kas yra palanku ir kas yra nepalanku, tai tas darmos principas, jis mums pasako, ką darom iš teisingai ir kai darom kažką neteisingai. Bet, kaip sakiau, problema yra, pavyzdžiui, su kvaišalais, kad tu patenki į tokį užburtą ratą. Kvaišalai veikia tavo kūną, veikia tavo sąmonę, tu nebesityras ir tau gali būti sunku tiesiog susivokti. Kaip knygoje, kur sakiau, kad padeda mesti rūkyti. Tai ten rašo 30 dienų, jūs tiesiog nerūkykite, kad galėtume paskui blaiviai pasakyti, ar jūs norite rūkyti ar nenorite. Tai taip ir su tyrumu ir reikia atsiriboti nuo to, kad galėtume įvertinti savęs, nes vis tiek mes šitam gyvenime norime save pažinti, sužinoti, kas mes iš tiesų esame ir turėtume pašalinti visas kliūtis, kas mums to neleidžia padaryti. Ir visi šie 4 dalykai gali trukdyti mums, jeigu yra netinkamai daromi.
ir galime nejausti vidinės ramybės, nes mes ne ten jos ieškome, bet kadangi ne ten jos ieškome, reiškia kažkur yra ten, kur galima ją rasti. Tai va būtent šitie dalykai, dabar kai jūs žinote, jūs galite sąmoningai atsirinkti ir pasirinkti teisingus pasirinkimus. Ir kaip ta kibirkštis nuo laužo nusileisti ant sausos žolės, nes tą sausą žolę jūs jau būsit pasidėję, pasidarę ir užsiliepsnoti ir sugrįžti atgal į šaltinį. Tada nieko geriau nebus. Būsite atgal to laužo dalis, to šaltinio, iš kurio atėjate. Ir tai ir yra dharmos principas, kaip aš žiūriu tai pagal šventraščius, kiek teko susidurti. Sugrįžti į šaltinį ir religija, joga, visa tai ir yra apie tai. Bet yra daug klaidingų dalykų, bet geras dalykas, kad mes galime jaustis, mes galime pažiūrėti, kaip mes jaučiamės. Jeigu mes jaučiamės blogai, galime pasižiūrėti, ką mes darėme. O ką mes darėme, galime įvertinti, ar tai buvo palanku ar nepalanku, ar pagal tuos principus ar ne pagal tuos. Ir dažnai galima surasti, kad ne, tai buvo ne pagal dharmą. Labai faina tema, tas dvasinė ramybė, kaip sakiau, skaičiau, kad šiame amžiuje visi to siekia, visi to nori. Ir tikrai, man daug atsako, kodėl žmonės yra tokie, ko jie nėra. Tai Rimantai. Tu gal gali trumpai papasakot, gerai, yra tie 4 principai. Dabar žmogus gyvena įprastą gyvenimą ir nuo ko mums reikia pradėti? Ta prasme, ką reikia pradėti daryti, kad mes galėtume pritaikyti tai savo gyvenime? Bet nuo ko pradėti? Tai vien tai, kad klausote šitą temą, kad ateinate su žmonėm bendraujate, kurie domisi šitą temą, tai jau yra pradžia, tai yra labai gerai, o paskui, kaip ir visi praėjo, pavyzdžiui, kai aš pradėjau, tiesiog jau tai nepasitenkinimą, kažkoks nepasitenkinimas ir neišsprendė to. Tai ieškojimas bendraminčių, susibūrimas, palaikymas ir atsirinkimas. Labai daug kas visur vilios ir visada ten ateik ten, nes žmonės, jie nesivadovauja šitais principais, jie nežino to, jiems nieks jų nemokė, jie net neįsivaizduoja, jie galvoja, kad čia išgalvoti dalykai ir jie to nežino, dėl to jie kvies ten, kur materialistai kviečia, tai kažkokius barus ir dar kažką ir burtis tenais, o jūs galite tiesiog burtis atvirkščiai, į bendruomenės, į šventyklas, į bažnyčias, į jogą ir bendraujant taip ir su žmonėm, tai didins apetitą, norėsis daugiau ir daugiau, matysis, kad ateina nauda, ateina penas, iš kur ateina tas džiaugsmas ir malonumas. Tikrai ne iš kvaišalų, ne iš sekso, ne iš azartinių lošimų. Tai tik tai gal sumažina tą skausmo pojūtį momentaliai, bet tas malonumas ateina iš dharmos, iš ryšio su šaltiniu. Taip aš įsivaizduoju, ar Rimantai kažką kito turėjo omenyje apie tą malonumą sakydamas. Čia tik klausimas, gerai, man patinka, be ekspektacijų. Tai taip, tai ateina tiesiog iš šaltinio, jis visai nesusijęs su ta veikla. Mes tą veiklą tik tai pristabdom ir laikinai nustumėm nuo eterio. Mūsų sąmonė yra kaip prožektorius ir mes galime apšviesti. Mes galime apšviesti, ką mes norime gyvenime matyti. Ir mes galime rinktis, kokią stiprumą šviesą mes galime rinktis. Jeigu mes esame neišmanimo energijoje, renkamės neišmanimo veiklą, ten vietoj kažką veikimo, gulėti sofą visą dieną, žiūrėti pasyviai ten kompiuterį, scrollinti kažką, tai čia yra prožektorius minimaliai įjungtas, jis jau ten beveik nešviečiais tamsoje yra. Bet jeigu nori kažką ten daugiau, aistroj būtų maksimaliai įjungtas, labai ryškiai ir labai sukinėjant visur, nieko neapšviesti, bet kaip ir visur šviesti. Tai irgi nesąmonė. O dorybingai mes galime pasirinkti, ką mes norime. Po biškį išsirinkti draugus, su kokiais norim bendrauti, ar norime būti linksmi dėl alkoholio. Bet kaip ir sakiau, man atrodo, net ir Biblija rašoma, spręsk apie dalyką pagal jo vaisių. Spręsk apie medį pagal jo vaisių. Tai taip ir pamatysit, jeigu per gyvenimo patirtį jūs patys pamatysit, kas jums naudinga, kas nenaudinga. Tai jeigu blogai jaučiasi, atsigręžkite atgal, ką jūs darėte. Ar jūs laikėte šių principų ar nesilaikėte. Jeigu ne, tai žinot, ką daryti.
Tai aš jums sakau, bet visą tai yra man pačiam aktualu. Man čia, aš nežinau, jūs mano akimis tai viskas gerai, nieko netrūksta, bet man pačiam aš tik įsivaizduoju, aš pats savo pasakoju taip, kad galėčiau pats laikytis to ir įkvėpti. Ir tai va. O tai nėra sunku, pavyzdžiui, nevartoti alkoholio arba arba ten mėsos nevalgyti, ar sunkus tai dalykas? Žinot, čia laisvė. Čia mane pataisė, kai kalbėjau, kad apie šitą paskaitą kalbėsiu, aš sakau, čia susilaikymas, sako, nesakykit susilaikymas. Čia nėra, ir aš pritariu, čia nesusilaikymas, man nėra tokio susilaikymo. Pradžioj gal ir buvo, kad reikės save apriboti, bet paskui čia tampa laisvė. Aš pasižiūriu žmonės, kurie vartoja alkoholį, labai liūdnai, nes aš nueinu į vakarėlį, ir aš be alkoholio taip pat linksminos, ar dar geriau, ir dar laiku žinau, kada išeit, žinau, kada ateit, ir jokių problemų nebūna, viskas tvarkoj. Ir ar sunku? Ne, malonumas. Sunku tikrai nebuvo. Tai alkoholio net natūraliai, net specialiai net ir nesilioviau, tiesiog natūraliai iškrito iš gyvenimo. Pirmą mečiau rūkyti, kas buvo sunkiausias dalykas iš ten kelinto karto, nes buvau pripratęs. Tada po kelių mėnesių mėsos atsisakiau, atsimenu, kažkaip anksčiau kažkada visą laiką galvodavau, kad čia netvaru, man tas tvarumas labai rūpėjo, paskui žiaurumas prieš gyvūnus nepatiko, atrodė, kad nesąžiningai elgiuosi. Jeigu galėjau rinktis ne mėsą, kodėl aš turėčiau rinktis mėsą vartoti. Tai nustojau mėsą valgyti, tada alkoholis, kelis kartus pabandžiau dėl kompanijos ir paskui supratau, kad man visai nereikalingas dalykas. Ir paskui, aišku, gyvenimo pasirinkimai tampa. Joga atrasta, blaivus festivaliai tokie ir iš vis mano dabar rate žmonių, nieks nevartoja, nes nebeapšviečiu tos srities jau. O tai pas mus yra tokie blaivus festivaliai Lietuvoje? Oi, taip, yra. Trumpai papasakot? Tai yra ne vienas festivalis, nors aš daug į festivalius nevažiuoju, bet pats pirmasis atsimenu, tai 2018 metais, kurį nužiūrėjau, tai žiūrėjau pirmą, kur suras vegetarinį festivalį tokį, kur būtų galima valgyti, nebadauti. Ir tada atradau toks festivalis, kad žinote, Masses of Calm vadinasi. Tai šiemet buvo paskutinis festivalis, dabar jis gal kitur peraugs, kitoks pavadinimas bus ir panašiai. Bet man tai atrodo, kad net jeigu Lietuvoje nėra, visam pasaulyje kažkur yra vis tiek. Nereikia save priboti, galima daugiau arba galima su draugais suorganizuoti kažkokį pikniką ir taip gyventi. Labai teisingos mintis ir priminė šventraštį irgi parašyta, net apie šios principus nesilaikymą, kad yra kategorija žmonių, kurie kaip ir galima nesilaikyti šitų principų, bet jie laikomi neišmanėliais, kad žemiausios rūšės jau kur. Ir tai jiems reikėtų irgi ten atsižiūrėti, pavyzdžiui, su mėsa, tai pavyzdžiui, tik tai sumedžiota, ne kažkokia perdirbta iš skerdyklos, bet ten sumedžiota, bet taip kaip ir minėjai, priklauso nuo kokioj esi stadijoje, nebūtinai reikia taip kategoriškai viską uždrausti save ir apskritai galvoti kaip ne uždraudimą, bet apie kaip laisvę į galimą save. Nes man atrodo, pas mus viskas atvirkščiai padaryta, tarytum čia blogai būtų, ne? Čia, neužsiminėti lytiniais santykiais, koks tu ten vargšelis ar panašiai, bet čia žiauriai geras dalykas, būti laisvam nuo to. Arba nevartoti alkoholio, kodėl tu negeri, tarytum tu ten tipo alkoholikas ar dar kažkas, dėl to dabar tu negeri ir gailistas. Bet ne, iš tiesų, nes tau nereikia, čia visiems kitiems problemų iš tiesų yra, tau nereikia. Tai labai atvirkščiai viskas yra, tai nebūtina viską uždrausti. Čia tiesiog kaip daromos jaučio kojos, jos norėjau labai sujungti su tuo, kad žinotumėt. Ir kad kaip nebūtina, bet tvirčiausia kėdė būna ant 4 kojų, taip ir jautis, tvirčiausiai stovi ant 4 kojų. Jūs labiausiai norite jaus daugiausia dvasinės ramybės, ko šiame amžiuje, kaip sakiau, šventraščiuose rašo, visi labiausiai ieško. Tai reikia stabilaus jaučio, kad jisai būtų ant visų 4 kojų. Tai jeigu jisai stovės ant 4 kojų, tai tada pas mus bus dvasinė ramybė ir mes išnaudosime šitą savo potencialą visame kame, pasieksime viską, ką mes turime pasiekti, turėsime viską, ką mums reikia pasiekti ir dėl nieko nesigraušim.
tuomet galėsime atlikti tas veiklas, ateiti, vesti paskaitas, atlikti kitas veiklas, padėti žmonėm, mažiau to savo naudiškumo ir panašiai, nes tos, kaip sakiau, savo naudiškumas, egoizmas, melas visuotinis, šitos ydos jos ir nuvertė tas kojas Darmos jaučiai, dėl to jis ir liko stovėti ant vienos drebančios kojos, nes civilizacijai įsigalėjo tas ydos, jos tapo populiarios, visi pradėjo taip elgtis, o pradėjo elgtis, nes tiesiog toks amžius dabar. Šventraščiuose rašo, dabar yra kivirčų konfliktų amžius ir jis yra trumpiausias iš visų, bet dėja vis tiek jis yra labai ilgas, 400 su viršum tūkstančių metų, šventraščiuose minima, ir mes esame tik tai 5000-ame metuose, 5000 metuose to amžiaus, tai labai daug dar liko. Ten kur ieškoti išminties? Labai geras klausimas, tai išminties, visi čia pasidalins išmintim ir mokamai ir nemokamai, visi turi savo teorijų, bet reikėtų ieškoti autoritetingose šaltinuose. Tai mes patys galime sudėtingai labai blaškytis, kol suvoksim, kas yra autoritetingas, kas ne. Reikėtų susirasti mokytoją. O mokytoją kaip susirasti? Čia dalyvauti, klausytis, žiūrėti, ar tinka, ar norisi sekti to žmogaus pėdomis. O kol neturi mokytojo, tai iš visų pasisemti geriausias savybės. Žinai, gali būti žmogus kažkur geras vienos srity, bet nelabai geras kitos srity, tai pasimk iš jo tas geras savybės, kurio jis geras. Iš kito žmogaus pasimk savybės, kurios jis kitas geras. Nes šiaip labai dažnai yra klaida tokia galvoti, kad jeigu žmogus geras vienam dalyke, tai jisai geras visose dalykuose. Sako, ten, jeigu koks nors fortepianistas, jis labai ten gražiai skambina, labai viską moka, tai čia genijus, jis viską moka, bet jis ten gali elementarių dalykų nemokėti gyvenime, lemputės įsukti. Ir tai taip yra, kad jisai geras vienam dalyke yra. Ir mes galime mokintis iš visų po biškį. Ir apskritai, sakoma, kai mokinys pasiruošęs, tai mokytis ateina. Tai save ruošti, save tvarkyti, užsiiminėti švara, minčių švara, laikytis Darmos principų, pastatyti tą jautį ant kojų savo gyvenime. Turėti tada šeimoje savo, bendruomeniai, draugų rate. Ir tada, man atrodo, klestėjimas bus ir bus palanku. Nes kas yra Darma, kaip sakiau, tai kas palanku, mus įkvepia, puoselėja, paremia, automatiškai atsiras ta energija, ta jėga. Tai va, tai ačiū už galimybę. Ačiū labai.